Prieš pradedant naują dirbtuvę epizodą, norėtume visus pakviesti jau šį šeštadienį Dariaus ir Girėno 2 taksi parke, kur yra Automuziejus Vilnius, pakviesti į Cars & Coffee renginuką, kuris vyks šį šeštadienį 10 ryto šitoj gražioje aikštelėje. Tad jeigu turi įdomų seną automobilį, jeigu nori pabendrauti su bendraminčiais ar šiaip apsilankyti mūsų su Vilniaus Automuziejum organizuojamam Cars & Coffee renginuke, visus kviečiu atvykti. Taigi iki susimatymo šį šeštadienį nuo 10 ryto. Važiuojam. Sveiki bičiuliai, susitinkam dar naujoje savaitėje ir paskutiniam video matėt, kaip mes dirbom prie Metropolitano, jį rankom iššešėm į lauką ir dabar jį padarėm skraidantį, tai jisai be visų 4 ratų. Ir kodėl mes jį padarėm skraidantį, nes jam greit detalės surasti tikrai sudėtinga ir šiaip kai kurių net neradau dar. Tai pradėsime nuo to, kad galinis tiltas jau viduj perrenkamas yra, o čia mes turim šakę, tai aš to išsimsiu. Turime šakę ir jai yra reikalinga seliamblokai, nes jų pirkti taip patgi nėra. Dėl to jumyklos jūs išėmė, padarėm atmenis ir čia turim poliuretano gabalą, su kuriuo dabar keliausime į viršų pas Luką, kuris mums ištekins naujus seliamblokus, būtent Metropolitano. O grįžtant prie Datsuno, tai su krovimu problemos jau išsisprendžiau. Dabar jisai ką tik yra paimtas iš suvedimo, sudėtais naujais ratais. Dar trūksta centravimo žiedų, tai rytoj gaunu centravimo žiedus. Tada pilnai ratus jau galėsiu sudėti ir bus ramu. Ir galim bus su juo vėl važiuoti pasivažinėti, žiūrėti, ar vairas tiesiai, ar suvedimas gerai pasidarė, ar krovimas vėl nedingsta. Ir dar visokių smulkmenų liko apie jį, kaip ir prie kiekvieno projekto. Sudėtingiausia dalis jį pabaigti, tai visas tas smulkmenas apeit. Bet manau, dar truputį ir tikrai damušim jį, galėsim atiduoti. O dabar keliaujam pas Luką į viršų su šituo poliuretano gabalu. Vakar matėt, kaip Metropolitanui mes tekinam seliamblokus, tai dar nueisim, patikrinsim, kaip tenai toliau veiksmas vyksta. O šiandien pas mus atvyko mano mėgstamiausias automobilis iš visos retinių kolekcijos, tai F100. Ir jisai jau pagaliau yra su numeriais ir užregistruotas, tai galima su juo tikrai bus pasivažinėti. Bet kad pasivažinėti, reikia dar truputį suremontuoti. Nes čia, kaip matot, kapsi aušinimo skystis ir tikrai ne iš radiatoriaus. O problema buvo rasta štai čia. Aušinimo skystis bėga ten per variklio bloko aklę. Tai šiuo metu prisivyrino prie jos varžtą ir bandys jį iškalt. Tiesiog parinksim kitą ir ją pakeisim. Tai pas mus Arijus to ir užsiminės dabar, ne? Turi special toolsą. Taip. Ir jį išimsi. Bandysime atlaužti kažko daugiau. Turim biškį bėdą. Вот čia nelabai. Aš kažkai ilgesnį dėti. Aušinimas tikrai pradėjo bėgti jau greičiau, bet aklė dar neišsiėmė. Tuoj pamodifikuos kažką naujo ir bus geriau. Opa. Nu, vos negavom dušo. Čia visur aušinimą turi. Išsimaudė ar ne? Biški. Aš tai spėjau pabėgti. Ir aklė
Sulūžo, neišsiėmė. Sulūžo. Ne, Kur? Išsijėm. Parodyk. Tam prirūdyjęs. Parodyk, va, išsiėmė aklę. Nu, va. Dabar to ją reikia parinkti ir ją pakeisti. Tai va. O, kiek tau šūdo. Kol aš buvau išvažiavęs ir nuvežiau, kad mums pagamintų aklę, mūsų Barzdėnas, ko užsiminėjai? Salemblokų keitimų. Salemblokų keitimų, nes čia liko paskutiniai 2 salemblokai, kurių mes taip ir nepakeitėm Fordui. Tai va dabar, o taip jisai, va, čia paprastai, va, ir ant žemės nukrenta. Nu, Pasigabalai čia. nu jo, jau senai reiktų pakeisti, jie tikrai pavargė. Šitoj pusėje jau pakeitė, dabar šitas liko. Parodysi, kaip lengvai iškalė, ar čia nelengvai? Čia dabar įkatint reikia. Ai, tai aš tada einu į kampą, parodau dar vieną naują projektą ir man paskambino, kad aklę jau padarė, tai aš važiuoju aklės paimti. Tai varom pažiūrėti dar vieną projektą. Jau kamputė ten matot, va. Matos kamputė. Einam pažiūrėti šarčiau. Ką čia turim? Tai turim naują returninį projektą, tai Ford Scorpio, tai yra ne Ford Scorpio, čia yra amerikoniška versija, tai Merkur Scorpio. Tai va toks yra naujas projektas. Aš labai tikiuosi, kad spėsiu dar pafilmuoti, kas čia gero, kas čia blogo, nes dabar sėdu į mašiną ir važiuoju F100 paimti aklę, o mūsų meistras sužiūrės viską. Tai kad čia nauja mašina pas tave. Aš buvau išvažiavęs, toliau tęsė darbus prie Fordo, o aš nukeliausiu pas... Kaip tave vadina? Kaip tave vadina? Nežinau. Dominikas Didysis? Nu. Jau išbarstėjai viską, nu. Tai kad čia nežinau. Aš rodžiu, kaip važiuoju, bet taip ir neparodžiu, ką aš ten nuvažiavau paimti. Tai va čia va paėmiau tokią, ne šitą raudoną tubelę, o ištekinamų aklę. Ir ant ko čia statai dabar? Ant kažkokių special klijų, kurios daro. Special klijų, motoristai davė special klijų. Ir dabar dėsim naują aklę. Yesterday I lost my job. Another day I'm in a bar. Being broke it really sucks. It don't. Labas rytas, turim penktadienį ir mes jį pradedam kažkur miške, o ne servise. Kodėl čia taip? Iš tikrųjų tai turim Datsuną. Ir pagaliau aš su juo važiuoju atgal pas kebulistus, kad suklijuotų visus likusius chromus. Tai labai smagu, kad jisai pagaliau yra vėl ant savų gražių ratų. Aišku, dėl tų gražių ratų atsirado visokie plaukimai po kelią, bet stilius reikalauja aukų, tai dabar jisai atrodo tikrai dailiai. Tai manau, netėmėm laiko, sėdam į mašiną ir gazuojam toliau. Too damn much I've had enough. Last night I got pretty cussed. Bet you think you're really tough. Didn't think I'd call your bluff. Too damn much I've had enough. Su Datsunu kelionės tikslą pasiekiau, ko puikiausiai. Su šitais ratais gal ir ne taip smagu važiuoti, bet užtat atrodo gerai. O čia toliau turim kitą mūsų projektą, tai Volvo 850, jau iš techninės pusės pas mus viskas padaryta. Dabar laukia salono ir kėbulo remontas. Tai dar prie jo pafilmuosim, kai bus pradėti darbai, tas irgi turėtų būti neužilgo. Paskutinį kadrą matėt, kaip sakiau, kad grįšiu ir tada pažiūrėsim, ką servise dar turim. Tas buvo kokią 11 valandą, dabar yra be 26. Jo, turėjom reikalų, nelabai pafilmavau, bet šiaip nelabai buvo ką filmuoti. O dabar į darbo pabaigą susivarėm tikrai įdomesnius automobilius, tai einam pažiūrėti, ką čia turim. Tai S-klasės 500 Mercedesas, prie jo tikrai darau įdomius dalykus, nes jisai jau važiavęs per daug servisų, nieks nerado problemos.
O jums pristatysiu ir naują mūsų įrenginį, tai dar sugrįšiu prie jo. Dabar pasižiūrim, ką turim čia. Čia, kaip matėt, kieme pas mus stovėjo New Yorkeris, jam ilgai laukiam detalių. Pagaliau viskas jam atvyko, radom laisvą pusdienį ir jį įsistūmėme vidų. Tai jau šiuo metu Arijus montuoja atgal galinį tiltą, kuris yra perrinktas ir nudažytas. Kaip to sekas Arijui? Bandau sriegius atrasti. Bandai sriegius atrasti, o tai paprašiau buvo išsivalyti prieš įdedant uždažytus. Gal ir buvo, bet kažkas nepamastė apie tai. Nu, mes garsiai nesakysime, koks jo vardas, bet jisai žino, kas jis toks. Tai va po truputį rinks New Yorkeris. Man tai tikrai įdomu su juo bus pravažiuoti bent jau per kiemą. Įdomu, kaip jisai važiuoja, tokių metų automobilis. Tai va, bandau pralysti ir va, jisai atsisėdęs ant žemės savo ir suka varžtus. Tai va, deda atgal tiltą ir keliaujam prie dar vieno projekto. Tai va ten turim chuliganą, einam paklausim, kaip jam sekasi. Ko tu užsiminėjai? Ieškau dar 2 cilindrų. Ieškai dar 2 cilindrų? Tik 4 radau kol kas. 1, 2, 3, 4. Trūksta čia pas Dar tave? 2 nerandu. Nerandi? Prašau, padėk. Nėra, aš manau, kad tau užteks ir 4 cilindrų. Tai Justas jau pasirašė kitą variklį ir turim laisvą keltuvą, jisai irgi laisvas, tai po truputį bando susirinkti. Šiandien gal ir įdės variklį į vidų, o šiandien užkursi ar ne? Ne, nemoka elektrą, nieko nenusifotkinau, nieko neatsimenu. Nu, kaip rimtas meistras. Jo, tai nežinau, kaip bus. Čia sėkmės reikalas. Sėkmės reikalas, tai jam sėkmės galit palinkėti ir žiūrėti, kaip jiems seksis. Tai va taip pabiškai susirinks ir BMSas. Galėsim paleisti į gatves ir su juo važinėti vėl džiaugtis. Ir kamputyje tada turime dar vieną, tokį įdomesnį gal. Einam pažiūrėsim iš arčiau. Tai čia turim Citroen CX Universalą. Tai tikrai toksai, kaip katafalkas praktiškai atrodo. Jam yra atlikimi tiesiog einami darbai, stabdžiai ir rankinis. Tai prie jo daug nefilmuosim, bet tikrai toks įdomesnis. Tikrai ne vieną tokį esam remontavę. Man jie tikrai patinka, su juo važiuoti labai smagu. Bet smagiausias, manau, tik čia tai dizelis, tai tikrai nesmagu. Man teko važinėti su GTI Turbo, tai 2.5 turbininis benzinas, tikrai įdomesnis. O kol kas šitą paliksim taip. Eisim, pažiūrėsim, kaip čia Justui sekasi. Ir svarbiausias, tai pristatysiu naują įrenginį, kurį įsigijom. Tai einam pažiūrėti. Tai Mersas jau yra pas mus tikrai porą savaičių. Ir su mūsų turima diagnostika niekaip nepavykdavo prie jo prisijungti ir nuskaityti jam klaidų. Tai vakar įsigijom naują seną diagnostiką, tai visiškai oldschoolinis prietaisas, kaip tetriu aš jį vadinsiu. Tai gavom visą tokį aparatą, visos jungtis, adapteriai ir viskas. Galim dar pažiūrėti, kokio dydžio ten iš tikrųjų dėžė, ne kaip dabar planšetė ar netgi telefoną užtenka. Smagiausias dalis tai yra, kad jisai čia net čekiuką su klaido kodais viską duoda, dėja. Jau nenaujas daiktas, tai tas neveikia, bet tikrai reikės susitvarkyti, tikrai įdomus dalykas. Ir smagiausia, kad prie tokių senų klasikinių automobilių pavyks prisijungti diagnostiką ir nuskaityti klaidas. Tas taupys labai daug laiko. Jau čia užtrukau kokias 15 minučių, pasijungiau ir susiradom problemą. Tai galėsim užsakyti, pakeisti detalę ir tikėtis, kad viskas veiks. Dabar einam pažiūrėti likusios dalies diagnostikos. Tai čia turim visą didelę dėžę su daug adapterių ir daug klaidų. Tai galima bus pasijungti diagnostiką įvairiausiam markiam automobilių ir tas tikrai pataupys mūsų laiko ir greičiau galėsim surasti problemas. Tai labai smagu, kad toks aparatas buvo įsigytas.
savaitę žiauriai daug darbo turėjom, tokių įdomių projektų gavau, kur gal pavyks kitą savaitę parodyti. Turėjom ir senų Citroenų ir visokiausių įdomių mašinų. Šiandien teko Volvai pjaustyti statramstį visą. Tai dar vėliau parodysiu kitą savaitę, kam aš įpjaušiu, kam mes jį naudojam. O dabar visą savaitę kaip ir nespėjau pafilmuoti, bet šiandien turim penktadienį. Neklauskit geriau kiek valandų, nes jau yra gerokai po 10 valandos. Ir aš tiesiog padėjau telefoną į šoną, pagaliau įsivariau savo Sabą, kurį ruošiu žiemai. Matė tikrai praeitam video, kaip mes jį išardėm, pastačiau šį kampą, daugiau nieko prie jo nedariau. Variklį jau kitą turiu gal 2 savaitės, jeigu nedaugiau, ir tiesiog nėra laiko kada prieiti. Tai pagaliau įsistūmiau į vidų, sakiau, truputį kažką pasidarysiu ir kokią 9 valandą važiuosiu namo. Bet, nežinau, kažkokia tai ramuma man čia užtraukė ar kas. Viskas taip išsijungė, pasiėmiau tiesiog bulgarkę į rankas, viską išsišvyčiau, jau pasidengiau pirmų sluoksnių antikorozinio grunto, tai kažkaip, manau, dar biškį pasidažysiu. Ir šiandien bus tiek, bet tikrai reikia pajudinti šitą projektą, nes jau rugsėjo mėnuo, o čia turi būti mano žiemos automobilis, tai kažkur mačiau jau sniego buvo, tai labai laukiu aš to sniego su šito Sabu ir tikiuosi, kad pavyks jį pasiruošti žiemai. Tai va naktinėju, bet manau geram tikslam, Sabas tikrai bus paruoštas ir galėsiu gazuoti. O šiandien dar truputį padirbsiu ir manau lėksiu namo, nes rytoj mūsų laukia Crown Auto Show Kaune, tai važiuosiu iš Retronil kolekcijos dar pasiimti Cadillac'o. Tai važiuosiu tikrai patogiai su stilium, gaila ne su savo automobiliu, bet Cadillac'as irgi visai nieko. Tai ir jūs jį galėsite išsinuomoti, jeigu norėsite panaudoti kokiam renginiui ar savai šventijai. O dabar aš kimbu toliau į darbus ir kad labai neužsivėlint ir lėksiu namo. Dar vienas toks pastebėjimas, kažkaip jau čia visi išvažiavo, likomės ten dviese servise ir tiesiog tarp kitko taip sustojom ir pamastėm, visai neblogi čia automobiliai šiandien pas mus stovi. Net nekalbu apie tai, kas stovi kieme, nes ten tikrai įdomu, bet netgi šiandien čia viduj. Tai mano Sabas, Sabas gal nėra kažkam taip įdomu, paprastas automobilis, tikrai nekasdienis, jų daug nėra, bet mes jų turim ten gal 2 tikrai važiuojančius ir dar keli netgi laukia, tai mums jau netaip įdomu, bet tikrai smagus aparatas. O jeigu paeisime toliau, tai čia turime didžiulį Chrysler New Yorkerį 55 metų, su kuriuo jau šią savaitę pavyko ir pasidaryti test drive'ą. Kaip matėte, jisai buvo be galinio tilto, tai jau surinkom galinį tiltą, padarėm stabdžius, sudėjom vandens siurblį, kurį reikėjo restauruoti. Deja, jisai pradėjo bėgti, tai dar tą problemą spręsim. Tikrai dar liko prie jo darbo, bet jau tas drive'as padarytas. Tai tikrai smagu, kad projektas juda į priekį. O prie jo dar grįšim. Toliau turim balto SL stogą ir ten toliau SL, tai dar prie jo prieisim. Bet negalim pamiršti ir Datsuno, su juo jau tikrai pasivažinėjau daug ir su kiekvienu išvažiavimu viskas nors jam išlenda, jau jisai kovoja su manim. Netgi šiandien ryte važiuojant į darbą tiesiog nukrito žvaklaidis ir pradėjo dirbti 5 cilindrai iš 6. Tai po truputį mes jį tikrai nugalėsim, atgaudysim visas jo bėdas ir galėsim paleisti tvarkingą automobilį. Tai jau ant gražių ratų stovi, truputį pažeminta pakaba, tai irgi labai smagu jau matyti jo projekto pabaigą. Toliau kamputėje turime SL-ą, su juo irgi ilgai kovojam su stogu, kaip ir pas visus SL-us ta pati problema, tai sutvarkėm cilindriukus. Tuomet buvo problema su elektrinė dalim stogo. Ja, irgi pavyko šiaip netaip nugalėti. Šiandien jau stogas užsidaro, atsidaro. Tada, aišku, išbėgo kiti cilindriukai, sutvarkėme ir juos. Tai jau Mercedesas irgi juda po truputį į pabaigą su veikiančiu stogu. Tai irgi labai smagu. Ir negalim pamiršti tikrai matyto balto Corvetto. Tai su juo jau klientas tikrai pasivažinėjo daug. Ir dabar jis yra grįžęs remontui, tai galinis reduktorius pradėjo bėgti. Buvau užsakęs iš anksto riebokšlius, aišku, nieks netiko,
tai teko išardyti, automobilis pastovėjo savaitę, pusantros, jau gavom detalės, sudėjom, dabar liks su degimu išsiaiškinti, tai irgi po truputį gaudom problemas, bet smagu, kai klientas jau gali džiaugtis automobiliu ir jo važinėti. Tai šiandien pas mus toks automobilių pasirinkimas vakarui, o dabar einu dar truputį padirbu prie sabo ir lėksiu namo. Reikia atsiminti, kad šis sabas yra Winter Beater ir jisai daromas biudžetiškai. Tai jau nudažiau engine bay'ų pirmų sluoksnių. Nežinau kol kas, ar aš patenkintas tais dažais, bet ką turėjo mokė vežį, tą ir nusipirkau. Tai va, greit nupučiau. Įdomi spalva gausis, bet čia Winter Beateris, jis neturi būti gražus, jis turi atlikti funkciją. Tai bus labai gerai. Šiandien jau tikrai lėksiu namo, nes dar surasiu darbą ir sugalvosiu jį padaryti. Kaip ką tik matėt, kaip sparną sugalvojau, o gal aš jį nuimsiu greitai. Tai labai gerai, kad vienas varžtas užlūžo ir nenuėmiau. Penktadienį užbaigėm su švedišku sabu. Savaitgalį su Retronil amerikonišku Cadillacu pasivažinėjom. Ir pirmadienį pradedam vėl prie švedų. Tai čia turim Volvo 850 T5 Eras, kur iš mechaninės pusės pas mus jau yra sutvarkytas, tai sutvarkyta pakaba, aptvarkytas ir variklis, o dabar, matot, čia vyksta kebuliniai darbai, jau esam ne mūsų dirbtuvėse, mes tuo neužsiemam, bet turim, kas aplinkui mus padaro tą darbą, tai čia matote jau tikrai daug išardyta, apklijuota, pradėta ruošti dažymui, tai aišku atsirado ir skylių, nes natūralu, kad automobilis nenaujas, teks ir pavyrinti, kaip matote, ratai uždėti kiti, negu jo originalus, tai jo originalus ratai išvažiuos persidažyti. Čia laikinai nuo savo nuvogiau uždėjau ir po truputuką va taip susirinks. Čia daug nefilmuoju, nes nedažnai pavyksta atvažiuoti, bet po truputį pasidarys valvekas ir pamatysit jį pabaigtą projektą, manau, neužilgo. Tai kol kas prie jo tiek, o dabar lėkim atgal į dirbtuvės ir pažiūrim, ką ten gero turim. Jau sugrįžome atgal į dirbtuvės, visi jau yra išsibėgioję namo, jau yra po darbo valandų, bet čia mums yra pats geriausias laikas pasifilmuoti ir pristatyti dar vieną projektą, kuris atvyko pas mus penktadienį, nes darbo metu tai čia pas mus chaosas ir nespėjau aš tau padaryti. O čia turim transporterį T2, jis jau penktadienį atvyko pas mus iš Kauno. Kaip matot iš išorės, tai atrodo toksai matęs daug gyvenimo, bet visas jo dugnas, variklis ir visa kita yra pilnai atrestauruota, pervirinta ir nudažyta. Ir kaip ir dažniausiai projektai užsibaigė, tai jisai buvo daromas, pastatytas ir jau gerus 4 metus jis tiesiog stovi ir jam liko smulkmenos, kurios daugiausia laiko, kaip žinom, ir užima. Dėl to atvažiavo jisai pas mus, mes jį bandysim kuo greičiau pabaigti, iki galo surinkti, užregistruoti, sudėti numerius ir pilnai paleis važiuojantį legalų automobilį į gatves. O kokie darbai mūsų laukia, tai pamatysi toliau, bet jau šiandien pradėjom prie jo dirbti. Turėjo būti tik defektacija ir bandymas jį užvesti, bet įsidėjom kamerą į kuro baką, ten radom daug šiukšlių, dėl to reikės išiminėti baką plauti. Tačiau, kad išimti baką šitam transporteriui, reikia išimti variklį. Tai matysit, kaip jam išiminėjamas variklis. Nemanau, kad bus labai sudėtinga ir tikrai laukia įdomus projektas. Labai tikiuosi, kad greit pasidarys ir dar šiais metais galėsit išvažiuoti į gatves ir papuošti ne tik Vilniaus, bet ir Kauno gatves. Tai va ir tokių turim, man tokie labai patinka. Tai toliau rytoj apžiūrėsim, kokių ten dar turim projektų, nes dar keliem atvyko detalės, ko laukiam ir galėsim prie jų dirbti. Tai susimatom rytoj ir tęsiam toliau. Turim ketvirtadienį ir jo rytą pradėsim nuo man labai patinkančio automobilio, tai turim seną Citroeną ir jam buvo remontuojamas starteris, tai dabar pats svarbiausias kadras, ką reikia pagauti, kaip jisai užsiveda ir
pasikelia, tai tą ir pažiūrim. Jau. Čia vis sėdau į vidų, kad užsikurt mašiną ir neturiu starterinio režimo. Tai jau meistras kažką čia prikaltūrino. Nu tai va, pasižiūrėk, suremontuok ir tada bandysim dar kartą užsikurti, tai tą ir padarom. Paėmė raktelį, užsidega stop ir niekas nevyksta. Ką sugadinai? Starterys. Aš norėjau šitą įdėti kadrą, bet panašu, kad nesigaus. Dieną pasivažinėjom su DS-u, tikrai man patiko. Dabar vėl turim vakarą, visi jau išvažiavo po darbų, tylu ramu. O čia turiu mano savo variklį, aš jau vakar jį sugebėjau pasikabinti ant stendo ir lengvai susitikrinti. Tai pavyko įdėti kamerą į cilindrus, pažiūrėti jų būklę, pasidaryti lickdowno testą. Ir labai nustebau, kad variklis yra tikrai tvarkingas ir geras. Dėl to nusprendžiau jam didelio remonto nedaryti. Netgi ant tiek didelio, kad net tarpinių nekeisiu. Tai viską, ką pasidarysiu, tai pasikeisiu vandens siurblį, nes jis tiesiog išimtas. Ir pasikeisiu teplus, kuriuos vakar jau išleidau, tai teplo filtrą šiandien gavau, žvakes. Ir kadangi variklis išimtas, tai pasikeisiu alkūnio velnio galinį rebokšlį, nes nenoriu dar kartą išiminėti variklio, kad jį pasikeist. Ir prie termostato turėjau labai daug tokio smėlio kalkių, tai tą išsivalysiu. Tai šiandien gavau detalių tik tai teplo filtrą ir žvakes ir turiu dar vandens siurblį. Tai šiandien darbų planas toks. Norėčiau jį nusimti nuo stendo ir rytoj, kai gausiu alkūnio velnio rebokšlį, jį pasikeist, užsidėti smagratį ir labai tikiuosi, jeigu čia viskas taip greit vyks, savaitgalį įsidėti variklį į mašiną. Tai žiūrėsim, kaip čia sekas ir keliausim toliau. Tai kol kas tiek. Šiandien, kaip ir planavau, prie savo variklio tikrai nedaug. Tai tiek ir pasidariau, tai pasikeičiau žvakes, pasikeičiau teplo filtrą ir nusiėmiau vandens siurblį. Labai gerai, kad nusiėmiau vandens siurblį, nes galiu parodyti, kaip jisai atrodė. Tai matos, čia viskas apaugė, viskas rūdim. Tai labai gerai, kad aš jį pasikeisiu. O daugiau sulauksiu vandens siurblio, labai tikiuosi, kad rytoj jį pavyks užsidėti. Tuomet reikia prisėsti prie kompo ir susirasti termostatą, kad galėčiau jį įsidėti. Jau šiandien užsisakiau alkūnio velnio galinį rebokšlį, tai rytoj atvažiuos. Tai manau, kad spartinti procesą, rytoj pabandysiu vakare užsidėti vandens siurblį ir nusimti variklį nuo stendo. Tuomet galėsiu pasikeisti alkūnio velnio galinį rebokšlį, kuris yra gale.
Užsidėti smagratį, dėja neturiu sankabos. Sankabą dar reikia atiduoti restauracijai, nes nauja tikrai brangiai kainuoja, tai restauruos man seną diskelį ir tuomet tik vis galėsiu dėti sankabą ir pavarų dėžę. O iki tol, manau, teks palaukti, bet norint veiklos visą laiką dar atsiras prie šito automobilio, kaip yra ir kėbulą ką pavirinti. Tai šiandien kol kas tiek. Žiūrėsim, kaip man ten gausis ir kaip spėsiu susigaudyti detalių. Ir kol kas tiek, keliaujam toliau. Tai susimatysim, kai dirbsim toliau prie šitos mašinos. Šiandien turim penktadienį, jau irgi vakaras po darbų ir nusprendžiau, kad noriu truputį meditacijos, tai dar padirbsiu prie variklio. Šiuo metu netgi sabas jau yra įvarytas apačioj ir rytoj prie jo planas yra pasidaryti kėbulinius darbus. O šiandien padirbsiu prie variklio truputuką, tai kadangi jisai jau yra pakabintas ant stendo, dar ką padarysiu, tai susireguliuosiu vožtuvus, bet labai apsidžiaugiau, kai nusiėmiau vožtuvų dangtelius ir pamačiau, kad čia tikrai naujas variklis. Mano spėjimas, kad jisai tikrai yra perrinktas kažkada, nes tokių tvarkingų velinukų dar senai nemačiau. Ir šiaip, kad toks švarus jisai būtų, nieks neapavagia nieko, tai labai džiaugiuosi to varikliu. Ir dabar sureguliuosiu vožtuvus, susidėsiu atgal vožtuvų dangtelius. Šiandien dar išsiėmiau vandens siurblį, jį visą išsivaliau, tai susimontuosiu naują vandens siurblį, dar tik tai trūks vienos tarpinės. Ir tuomet planas jį nusiimti nuo stendo, pasikeisti alkūnės galinį ribokšlį ir užsidėti smagratį. Tai žiūrėsiu, kiek aš čia šiandien dar turėsiu noro padirbti prie jo. Tai kol kas reguliuoju vožtuvus ir žiūrim, kaip čia toliau sekas. Tai tuo dabar ir užsiėmu. Vožtuvus pavyko susireguliuoti. Kaip matot, variklis tikrai atrodo kaip naujas. Tokie darbai man labai patinka. Visiška meditacija su matuokliu matuoji tarpelius ir savo sukinėji varžtelius. Tai galėčiau ilgai tokį darbą daryti. Visai galva išsijungia ir tiesiog savo tyliai ramiai matuoji. Kadangi čia tų vožtuvų labai nedaug, tai užtrukau geras 15 gal minučių. Tai vožtuvus reguliuoti, dabar išsivalau paviršius, kur dėsis nauja tarpinė, išsiplaunu vožtuvų dangtelius ir susidėsiu vožtuvų dangtelius atgal. Ir tuomet planas, manau, bus vandens siurblys, o susimontavus vandens siurblį galėsiu nukelinėti motorą nuo stendo ir keitis alkūnės galinį ribokšlį. Tai viskas čia tikrai sparčiai juda, labai tikiuosi, kad ir į mašiną taip greit išeis įdėti. Deja, paleisti taip greit neišeis, nes tikrai žinau, kokių detalių dar pas nespėjau užsakyti ir ko man trūks, bet viskas po truputį. Tai dabar einu išsiplauti vožtuvų dangtelius, susidėsiu juos atgal ir galėsiu tęsti darbus prie kitų detalių variklio. Tai kol kas tiek. Čia turiu vandens siurblį, naujam komplektą gaujant tik vieną tarpinę, nors iš tikrųjų eina dvi iš vienos ir iš kitos pusės, dėl to reikia vieną išsikirpti. Tai gerai, kad turim tarpinių popieriaus. Dabar paprastai pasiimsiu tušinuką ir tiesiog apsibrėšiu seną tarpinę ir tuomet išsikirpsiu naują. Tai va. Dirbant prie automobilių tenka ir truputį papaišyti. Bet tokie darbai tikrai smagus, nes visiškai galva pailsina. Pasiemi tušinuką ir paišai savo.
rankoje turiu vandens siurblio galinę dalį, jinai dedasi čia, bet tokios negražios aš tikrai nenoriu dėti, nors ten grožių konkursų šitas automobilis tikrai nedalyvaus, bet yra smėliavimo aparatas, dėl to greitai ją nusismėliuoju ir galėsiu montuoti vandens siurblį, nes siurblį čia jau turiu, tarpinį išsikirpau, tai lieka šita galinė dalis, ją greit nusismėliuoju ir gazuojam toliau. Greit nusismėliavau, tikrai geriau negu buvo, o dabar galiu jau montuoti viską į vietą, nes viskas tvarkinga, šiukšlių nebėra, nebeapauga kalkėmis, tai montuoju į vietą ir gal šiandien ir gana, pažiūrėsiu, kaip čia greit man gausi jį sudėti. Taigi motoras jau nebe ant kabyklos, jau ant paletės ir jau pasikeičiau alkūnę velino galinį riebokšlį, o tas reiškia, kad prie variklio kaip ir pabaiga. Tai daugiau planas su juo, bet jau tikriausiai rytoj, tai užsidėti smagratį, užsidėti sankabą ir užsidėti pavarų dėžę. Ir tuomet jau apačioj turim abudu sabus įvarytus į vidų, kad jie išdžiūtų. Tai prie mano mėlynojo bus virinamas kėbulas, nes ten radau skylių praeitą penktadienį. Ir tuomet išsidažysiu dar kartą variklio skyrių. Ir jeigu tikrai viskas eis pagal planą, labai norėčiau šį savaitgalį bent jau įdėti variklį į vidų. Aišku, dar trūks labai daug detalių, kad jį susirink, kaip dar vis neturiu termostatų, neužsakiau. Tikrai dar trūks visokių aplinkui detalių, bet čia po truputį susirinksiu ir jas užsakysiu. Galima bus surinkti ir turėti važiuojantį automobilį. O dabar planas bus bent jau įmesti variklį į vidų. Tai jau tikrai vėlu, tai pakuojuosi ir varau namo. Rytoj susimatysim, kai dirbsim prie sabo. Ir dar tikrai, kas žiūrit, galim sugalvoti pavadinimą mano mėlynam sabui. Tai turim mėlyną, tikrai gražus, atrestauruotas mėlynas sabas. Turim kremą, tai irgi gražus, perdažytas su pilnu variklio kapitaliniu remontu. Jisai šiaip ir važiuos į ralį, tai rytoj reikės jį patikrinti. O gal sugalvojo mano sabui pavadinimą. Aš visai norėčiau jį vadinti Winterbeateriu, bet reikia kažko originalesnio, tai mano pasiūlymas būtų gal Murzius, nes jisai ir iš šono ir atrodo toksai purvinas pavargęs, bet pabandom komentaruose sugalvoti jam pavadinimą ir gal kažkuris man tikrai patiks, prilips ir galėsim tą sabą taip ir vadinti. O kol kas šiandienai darbus baigiu ir gazuoju namo. Dar tikrai mačiau ne po vienu video, kad kur ieškom detalių ar šiaip kaip kokius darbus darom, tai tikrai nebijokit, parašykit Instagramą, ten kažkaip man aktyviau tikrai galėsiu ir atrašyti, nes YouTube komentarus netaip dažnai pasižiūriu, tai jeigu norit susisiekti, manau, bandykit Instagramą, tikrai paprasčiau bus ir man, ir jum, gal padėsiu, atsakysiu, o ir šiaip, tai tikrai smagu, kai pakomentuoja, kad patinka žiūrėti ir dėl to bandom toliau keliauti į priekį. Ir dar komentaruose paprašysiu, gal jums kažkas įdomu pasižiūrėti, būtent kažkokią rubriką, kaip ką padaryti, ar šiaip kaip mes ką konstruojam. Aš turiu idėjų padaryti tokias kaip mokomąjį video, tai pažiūrėti, kaip kokį dalyką padaryti, tai tikrai pakomentuokit, kokių nors idėjų, pasidalinkit jom, gal kažką ir pavyks pagaminti ir padaryti. Tai laukiu, ką pakomentuosit, o dabar jau tikrai viskas šiandienai ir susimatysim rytoj, kai tęsim darbus prie sabų. Tai iki rytojus. Turim kitą rytą, šeštadienis, tylu ramu, tai tęsim šiandien darbus prie sabo. Jau ryte nusileidau savo variklį iš viršaus, pasidėjau apačioj, o dabar viduj turim, kaip ir vakar minėjau, 2 sabus. Tai turim kreminį ir aš jį turiu sutikrinti ir pradėti ruošti raliui, kuris vyks po porą savaičių Lenkijoje. Tai su šiuo sabu dalyvausime jame, tai aš jau pradėjau darbus, susitikrinau pakabą,
dabar išiminėjau radiatorių, nes dėsim didesnį. Taip pat reikia vožtus reguliuoti, tą patį darbą vakar dariau ir dar visokių smulkmenų ir kad paruošti automobilį laimėti pirmą vietą, aišku, ką dar galima ralyje daryti. O priekyje yra mano sabas, tai prie jo pradėjom keblinius darbus. Aišku, skelių radom daugiau negu prieš tai, gal tiesiog aš žiūrėjau kaip techninė apžiūroja, kur ant vienos ir kitos akies užsideda po 50 ir taip ir tikrina, bet skelių atkasim daugiau. Čia jau pradėjo virinimo darbus salone ir taip pat čia turim kitą detalę, kurią jau išpjovė. Tai yra dugno detalė iš variklio skyriaus pusės. Štai čia ten kampukė yra išpjauta skylė, netgi matosi. Tai šitas vietas susivirinsim ir galima bus toliau prie ties darbus. O dabar aš einu toliau prie kreminio sabo, jam išiminėti radiatorių, kol čia vyks kebliniai darbai. Tai kol kas tokie va darbų planai, tai to ir užsiemam. Kaip tikrai bachūrai dirba. Kava su medum? Duok paragauti, niekada nesu ragavęs, visai įdomu. Palauk, iš cinematic shotą padarysiu. Pagaliau alaus gimtadienį šiandien.